Jauskimės neformaliai, jauskimės laisvai ir džiaukimės, kad tokią gražią, tarsi specialią mūsų šventei dieną susirinko toks gausus būrys vilniečių. Tai reiškia tik vieną. Nuostabioji vieta, istorinis Bernardinų sodas, tikriausiai visiems mums yra ypatingos svarbos. Jeigu tokį gražų būrį, jo atidarimas čia šiandieną surinko. Daugelio žmonių vaikystė prabėgo šiam sode. Dalis žmonių tikriausiai gražiausias jaunystės valandas ar akimirkas čia yra praleidę. Daugelis, arba bent dalis, prisimena statinius stovėjusius šiame sode. Bet svarbiausia visiems mums šiandieną didelė šventė ir surprizas. Mes matome atkurtą istorinį Bernardinų sodo veidą. Žodį tars Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. Labą rytą, mėly vilniečiai. Kaip jau gerai Saulius Pilinkus pasakė, sekmadienio rytas, neturim kur skubėti. Juolab, kad matome tiek daug vilniečių ateina ir nori pamatyti šį gražų istorijos, gamtos, laiko ir aišku gabių žmonių kūrinį. Ir sakau, gal šiltą nebūkime kaip vaistinė, neskubėkime. Juolab, kad matyti parke, kad ateiname pasivaikščioti ir nereikia skubėti. Reikia atsipalaiduoti nuo miesto šurmulio, nuo to bėgimo, kurį turime kiekvieną dieną ir susilieti su ta puikia aplinka, kuri šiandien atsivers. Aišku, kad šiandien mes galėtume būti čia, aš turiu tikrai daugam pasakyti didelį dėkui, pasakyti gražų ačiū. Tai pirmiausia, be abejonės projektuotojams, Jurgai Šimeliūniai, kuri vėliau šiek tiek kalbės ir pristatys, kaip sekėsi. Be abejo, Vilniaus plano kolektyvui ir visiems tiems, kurie projektavo, diskutavo ir ginčijosi. Patikėkit, kad šį paveikslą arba šį gražų kūrinį atverti jums šiandien reikėjo daug laiko, daug diskusijų, reikėjo daug ir ginčių, ir nervų, ir įtampos. Ir taip pat be abejo noriu padėkoti gerbiamui Viliui Navickui, nes šie darbai prasidėjo ir buvo suplanuoti dar praeitos miesto tarybos kadencijoje. Taigi, sakykime, tą gražų darbą, kurį pradėjo Vilius Navickas ir jo tuometinė komanda, mums pavyko per tam tikrą laiką pabaigti ir šiandien šį gražų kūrinį vėlgi atverti miestui. Gražu tai, kad ši vieta susigrąžina istorinį pavadinimą, tai yra Bernardinų sodai. Ir matyti tą istorijos dalį, kurią prisimena kai kurie iš čia esantis medžiai, mes grąžinsime atgal gyvenimą ir tęsime ateityje. Be abejo, dėkoju Ūkio ministerijai ir agentūroms, kurios skirs europinę paramą, nes ES parama šiam objektui yra 10 milijonų litų. Aišku, mums reikėtų daugiau, bet dėkui mes už 10 milijonų litų. Be abejonės dėkingas esu rangovams, Litkonui, nes iš tikrųjų manau, kad jiems tai buvo naujas darbas. Nes viena yra statyti namą, kita statyti mokyklą, tiesti kelius, tačiau dirbti su aplinka, su želdynais, augalais, su visai skirtingomis medžiagomis, negu įprastai, yra tikrai didžiulis iššūkis įmoniai. Ir manau, kad visi mes gražiai vertinsime šį puikų jų darbą ir tą nuoširdumą, nes čia negali ateiti su traktoriumi kažką vienas du padaryti ir pabaigti. Čia reikia rankų, meilės ir atsidavimo tam darbui. Be abejonės taip pat noriu padėkoti visiems landšafto specialistams, kurie diskutavo ir kritikavo. Ir aš pats pradžiai galvoju, kam čia tos mes medžius kertam. Ir su Pakalniu Mindaugu mačiau, kažkur iš čia yra, taip pat daug diskutavom, sakau, jūs esat medkirčiai, o ne sodų prižiūrėtojai. Bet vėlgi, žinot, tose ginčiuose ir gimsta geriausi rezultatai ir geriausi darbai. Tai man tikrai yra didelis malonumas šiandien čia prie tokio gražaus būrio liudininkų pasakyti ir paskelbti. Tiesa, atsiprašau, dar nepaminėjau Kultūros paveldo departamento pagalbos ponios Varnaitės ir jos kolektyvo, nes, kaip žinote, atliekant archeologinius tyrimus, atradome tam tikrą naują, seną Vilniaus miesto istoriją, apie kurią sužinojame tik tai naujai. Na ir kartojuosi prie tokio gražaus būrio gražiausių, geriausių Vilniaus miesto gyventojų, nes kėlėtės anksti, važiavote čia,
noriu paskelbti Bernardinų sodą atidarytą. Grožėkitės, mylėkite, saugokite ir ilsėkitės. Ačiū. Meras jau paskelbė.